Tęsėme pokalbį. Seimo nario noriu klausti apie atominės elektrinės įstatymą. Kas ten naujo ar naudingo Lietuvai? Nes bet kokiu atveju jis turėjo būti priimtas ar svarstamas. Na, iš tiesų, tai turbūt vienas buvo iš tokių įstatymų, kuris sukėlė didžiulę audrą, nes tai buvo vėlgi garsaus LEO-LT projekto pasekmė. Ir lyg tai viena buvo šaukiama, kad reikia naikinti LEO-LT, kad reikia priimti atominės elektrinės naują įstatymą, tačiau kita, kad šiuo įstatymu tiek hidroakumuliacinė elektrinė Kruonio elektrinė priklausytų tai pačiai NDX energijai. Ir šiandien jau matome ir internetiniai portalai, ir žiniasklaidoje eskaluojama tema. Manau, kad rytoj visi dienraščiai rašys tai, kad jau procesas pajudėjo. Ir būtent šis įstatymas buvo priimtas su tuo tikslu, kad tie strateginiai Lietuvai svarbus objektai, Kauno hidroakumuliacinė elektrinė, būtent atitektų Maksimos savininkam. Taigi, kiek mes bandėme priešintis, tiek socialdemokratai, tiek kitos opozicinės partijos, mūsų iš tiesų niekas neklausė ir šitas abejotino skaidrumo įstatymas yra priimtas. Mūsų prezidentė patvirtino šį įstatymą, tai pasekmės jau dabar pradėjo aiškėti kokios ir tai, ką mes sakėme, pradėjo mūsų prognozės pildytis. Aišku, būtų labai gaila, jeigu jos būtent pasitvirtintų ir įsipildytų taip visų gražumų, kaip mes ir buvom prognozavę. Tai neliks nieko kito, kaip būtent visiems Lietuvos gyventojams sulysti į Maksimos savininkų kišenes, tai yra mokėti monopolininkui. Na, gaila, bet kaip ir minėjau, prezidentė neatmetė šio įstatymų projekto. Dar praeitą mėnesį Seime svarstėte darbo kodekso įstatymo projektą. Gal keletą tik tai svarbiausių dalykų, nes įstatymas pakankamai platus. Esminės pataisas. Na, esminės pataisos, taigi buvo vėl dėl atsakomybės darbdaviams, kad jeigu įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe dėl darbuotojų kalties, didžiąją dalį atsakomybės, arba kitaip tariant, praktiškai visa atsakomybė tenka darbdaviui. Tai vėlgi yra tokia sudėtinga situacija, kada darbo rinkoje yra tiek daug bedarbių, tiek daug žmonių, kurie netenka darbo ir darbdavys turi galimybę rinktis. Tai vėlgi šis įstatymas pastumės darbdavį tai, kad kai kurie darbuotojai, kurie išdirbę kad ir ilgą laiką, tačiau kurie pasirodys nepatikimi, darbdaviai stengsis jais atsikratyti. Ir tai tikrai neskatina darbdavių priimti kuo daugiau naujų darbuotojų. Ir toks, sakyčiau, bauginantis įstatymas Lietuvos darbdavius. Būtent dėl šitos atsakomybės, dėl grėsiančių didelių baudų, dėl administracinių nuobaudų ir taip toliau. Mums paskambino žiūrovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašau, prisistatykite ir klauskite. Valdemaras Malinauskas. Aš norėčiau paklausti, kodėl, pavyzdžiui, estai jau seniai turėjo jungti elektros skaitos su švedais. O ką veikia mūsų Seimas tiek metų, jeigu žinojo, kad uždarys elektrinę ir dabar dar posėdžiauja, o tos jungties niekaip nesimato. Jie tik apie atominę bendrauja. Sprendžia klausimus. Tai iš tiesų dėkingas esu už klausimą ir šią temą taip pat buvo labai plačiai diskutuota ir mūsų nuomonė buvo išsakyta, kad nereikia stabdyti projektų, nereikia stabdyti tų pradėtų ir jau praktiškai
gerokai įpusėjusių darbų, kad kuomet yra ES paskirtos lėšos 170 milijonų eurų, pirmosios lėšos, pirmoji injekcija tam, kad būtų pastatyta jungtis tarp Lietuvos ir Švedijos. Tačiau kaip jungčių statytojas buvo įvardijama bendrovė Leo LT, tai yra strateginis investuotojas ir nacionalinis investuotojas ir pagal naują tiek atominės elektrinės įstatymą būtent šio nacionalinio investuotojo galimybės yra apribojamos ir būtent apribojamos tuom, kad jie nebegali statyti nei jungčių, nei naujos elektrinės nieko. Taigi vėl pakimba projektas, taip pat kaip ir analogiška situacija su apskritim, kad būtent paramos gavėjas, kuris teikia projektą, kuriam yra išskirtos lėšos, keičiasi ir dabar neaišku, kaip greitai bus sukurta nauja bendrovė, ar būtent perleistos visos teisės ir sutvarkyti dokumentai, kad nauja bendrovė pastatytų šitą svarbę Lietuvai jungti, alternatyvinę, tiekti energiją ne tik tais iš Rusijos, o ir iš kitų ES valstybių. Taigi, reikia tik tikėtis, kad šis projektas kuo greičiau bus įgyvendintas. Tačiau, kaip aš ir minėjau ir sakiau, kad tikėtis galima, bet vilčių yra labai mažai. Nes būtent buvo išsakyta ir asmeninė nuomonė, ir frakcijos nuomonė, kad turėtumėm visų pirma sukurti kažkokį tai planą ir ar galų gale tą juridinį asmenį, kuris perimtų visus projektus, o tik tada ardyti esamą bendrovę. Bet pas mus Lietuvoje visada įprasta yra daryti atvirkščiai. Pirmą sugriauname, o paskui galvojame, kaip statysime ir pradedame nuo to, kad ieškome to, kuris rengs, statys ir darys. Tai aišku labai gaila ir lygiai tas pats atsitiko ir su jungtim su Lenkija. Taigi tai dar tolimesnis procesas, tai manau, kad iki 2010 metų sausio 1 dienos tikimybė, kad turėsime jungti su Švedija, yra lygi nuliui. Keletą savaičių važiuojantieji be bilieto jau gali įsitikinti, kad įsigaliojo nauja tvarka ir yra padidintos baudos tiems vadinamiesiems zuikiams. Ar jūs galvojat, kad baudų padidinimas, ko ne trigubai, be kitų alternatyvų yra geras sprendimas? Visų pirma, aš jau ne vieną kartą ir pasakiau, kad tikrai stebiuosi Teisės ir teisėtvarkos komiteto sprendimų ir būtent parinktais baudų pakeitimais, kuomet baudos visiškai yra neadekvačios nusižengimams ir tikrai kas sugalvojo ir kas pateikia tokias baudas, tai dabar tiesiog neprisima atsakomybės, prisimama yra kolektyvinė atsakomybė, ne va tai teikia komitetas, balsavo komitetas ir panašiai. O aš manau, kad iš tiesų tos baudos yra absurdiškos. Ir jeigu vaikas važiuodamas be bilieto, tiesiog paklius ir dėl įvairių priežasčių, mes žinome, vaikai ir sąmoningai, ir dėl aplaidumo, ir dėl išsiblaškymo gali neįsigyti to bilietėlio, tiesiog bus tėvams tokia dar viena našta, kaip sumokėti 80 litų baudą, o jeigu 2 vaikai šeimoje vienu metu važiavo, tai iškart 160 litų baudą, tai iš tikrųjų tokiu sunkiu laikotarpiu sunkiai suvokiama, kaip šeimos, kurių pajamos sudaro, sakykime, 1000 ar 1500 litų, sugebės sumokėti tokias baudas. O vaikas yra vaikas, jam išaiškinti iš tiesų yra sunku. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad kai kurias baudas reikėjo taisyti, tačiau tokie nelogiški sprendimai, kuomet už taksi iškvietimą melagingą reikia sumokėti 100 litų baudą, o išsikvietus taksi ir pavažiavus
kad ir 3 metrus atsisakius važiuoti, bauda sieks tik tai 10 litų. Tai aš jau ir minėjau, kad tada geriau reikia išsikviesti taksi, pavažiuoti 3 metrus ir susimokėti 10 litų baudą. Išeis pigiau negu už melagingą iškvietimą 100 litų mokėti. Tai ir panašių visą eilę kitų yra sprendimų, kitų baudų, kurios arba yra neadekvačios nusižengimams, arba visiškai netelpa į jokius logikos rėmus.